Sveiki! Šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie užsakymų iš tiekėjo analizės ir kontrolės Excel modulio esminius ypatumus. Pirmiausiai, kodėl įmonei gali būti naudingas toks Excel modulis? Juk daugelis apskaitos sistemų turi galimybės sekti užsakymus ir analizuoti juos tam tikrais pjūviais. Tačiau gali būti taip, kad tos galimybės yra nepakankamos, o jas praplėsti kainuoja, nes už programavimo darbus reikia mokėti. Kita vertus, gali būti taip, kad toks šio darbo atlikimas apskaitos sistemoje gali būti per brangus, nes buhalteriai reikia rankiniu būdu perskaičiuoti duomenis iš tiekėjų dokumentų, vietoj vieno vesti kelis įrašus, o tai užtrunka ir duomenys apskaitos sistemą patenka vėliau, negu jie turėtų patekti. Taip pat formuojant įvairias standartinės ataskaitas iš apskaitos sistemos reikalingas įmonės veiklai analizuoti, gaunami tam tikri nukrypimai, kuriuos pašalinti reikia irgi papildomo darbo. Ir tada įmonė turi spręsti, ar jinai tęsia užsakymų kontrolę apskaitos sistemoje, tai yra užsako papildomus darbus iš programuotojų, kurie tvarko apskaitos sistemą, ar jinai perkelia užsakymų kontrolę į Excel modulį. Taigi, mano atveju buvo pasirinktas variantas Exceliu, nes buvo matyta tai, kad jis turi lankstesnės galimybės, jame galime greičiau šitos darbus atlikti, pateikti išsamesnę informaciją ir taip atsirado šitas Excel moduliukas. Svarbiausia jo užduotis buvo projekto biudžeto panaudojimas. Kadangi jeigu mes apskaitos sistemoje užsakymų nekontroliuojam, tai ten medžiagos, kurias nupirkome, projektui priskiriamos tik tuomet, kai jos patenka į sąnaudas. O tai gali nuo užsakymo iki to patekimo į sąnaudas apskaitos sistemą gali užtrukti pusę metų. Taigi pusę metų mes nežinosime, kad iš tikrųjų jau panaudojame tam tikrą biudžetą projekto medžiagų pirkimui. Todėl pirmoji užduotis yra tai, kad mes matytumėm, kad projektas jau yra sunaudojęs tam tikrą dalį biudžeto medžiagų pirkimui. Taip pat gali būti ir tam tikrų paslaugų pirkimui. Tai yra pagrindinė šio modulio užduotis. Ekrane matome atvertą būtent lapą Projects, kuris skirtas užsakymų analizai pagal projektus. Ir matome, čia yra parinktas slicer, pjūvinis filtras, kuriame yra parinkti keli projektai. Tai 4 projektai, sakykime, ir gamykla, tai reiškia naudoti tam tikri pinigai įrengimų atnaujinimui ar jų remontui, statybvietei. Tai gali būti, kad ne konkrečiam projektui buvo naudoti pinigai, bet statybvietei, tai kurioje vykdomi keli projektai tuo pačiu metu. Todėl jinai skirta kaip atskiras požymis. Ir matome čia išdėstyta ir grafiniu būdu. Taip pat galime šiek tiek įskleisti ir matysime, kad projektas antras, reiškia, jame tiek tai buvo metalo produktams, tiek tai medžiai, o kita, bet nepriskirti požymiai buvo kitoms medžiagoms. Taigi galime matyti, kiek projekto biudžeto mes jau panaudojame, perkelti šitos duomenys į kitas lenteles, kur būtent analizuojama visas projekto biudžetas, kiek jo yra panaudota pirkimams, kiek jau nukeliavo į sąnaudas ir taip toliau. Tai projekto pelningumo analizė. Prieš pradedant žiūrėti projekto ataskaitas, mes turime susitvarkyti, kad duomenys būtų tvarkingi. Tai yra visi užsakymai, matom čia order, priskirti projektams. Tai reiškia, šitos sumos turi būti vienodos, jos turi sutikti, balansas. Jeigu nesutinka, tada analizuojame jau duomenyse, kodėl to nėra atitikimo, darome įvairius pjūvius su pjūviniais filtrais ir žiūrime, kur yra padarytos klaidos ir taisome jos duomenų lape. Kitas ataskaitų lapas yra suderinimas užsakymas suma su pristatymu ir apskaitos sistemoje. Tai matome vieną tiekėją ir jisai buvo iš jo daryti 2 užsakymai, vienas viskas sutampa su apskaitos sistema ir matome grafiškai, kad ir užsakymas, ir plus transporto išlaidos, ir
apskaitos sistemoje duomenys atitinka, jokių problemų čia nėra, o kitoj vietoje matome, kad yra iš tikrųjų apskaitos sistemoje yra mažesnė suma, taigi jau turime tuomet aiškintis, kodėl tai yra, galbūt duomenys suvesti neteisingai apskaitos sistemoje ir tas klaidas ištaisyti. Taigi šis įrankis taip pat gali padėti atrasti klaidas apskaitos sistemoje ir tvarkingai vesti duomenys apskaitos sistemą. Taip pat kiti lapai, visi mokėjimai, šis įrankis skirtas ir mokėjimų sekimui. Ir dabar mes čia atsiversime lapą, kuriame matome likusią mokėjimą. Tai yra tik tai uždėtas pjūvinis filtras, kuriame yra nustatyti, kad kas liko sumokėti ir galime pasirinkti su filtrais atitinkamai kokie tiekėjai. Norime tik tam tikrus tiekėjus matyti ir įskleisti juos. Čia buvo tik tai vienas užsakymas, tai dar matome ir būtent pagal kokį užsakymą. Tai yra šiek tiek smulkiau negu apskaitos sistemoje, galime matyti mokėjimo atitikimo užsakymams, už kokius užsakymus konkrečiai mes mokėjome, kurie yra jau apmokėti, kurie dar neapmokėti, turėsime mokėti ir kitą informaciją apie mokėjimus. Taip pat dar atskiras lapas yra skirtas mokėjimams už transportą, tai atskirai analizuojama. Ir lapas data, tai yra pagrindinis duomenų lapas, kuriame yra vedami duomenys ir šie duomenys būtent naudojami visose lapuose, kurie yra kairėje pusėje, kurios prieš tai žiūrėjome. Šie lapai yra suvestinės lentelės, pivot tables, su pjūviniais filtrais, slicer, ir jie būtent yra ataskaitų lapai, kuriuose analizuojami duomenys įvairiais pjūviais. O data lapas yra lapas, kuriame yra vedami duomenys. Dešinėje data lapo pusėje matome dar du lapus, tai kuriame yra tiekėjai ir transporto paslaugas teikiančios įmonės ir dar kita papildoma informacija. Taip pat validations, patvirtinimai lapas, kuriame irgi yra tam tikra informacija, kuri padeda greičiau įvesti duomenis, taigi mes galime tam tikrus pasirinkimus daryti, mums nebūtina suvedinėti duomenio, o pasirenkame į iššokusio žemyn sąrašo ir kita vertus tokiu būdu yra kontroliuojama, kad svarbus duomenys būtų suvesti teisingai, tai yra būtų būtent tik tokie, kokie yra naudojami filtravimui, rūšiavimui ar kitiems tikslams. Tik tie duomenys, kurie gali būti įvedami, nebūtų klaidų ir mums po to ataskaitose irgi nebūtų klaidų. Jeigu kairėje pusėje nuo data esančiose lapuose buvo naudojami įprastiniai Excel įrankiai, suvestinės lentelės ir pjūviniai filtrai, tai pačiame data lape yra naudojama daug Excel VBA programėlių, kurios pagreitina darbą ir matome čia įvairius mygtukus, kurie yra susėti tom programėlėm, arba šone to mygtuko yra klaviatūros mygtukų kombinacija, kurią paspaudus irgi vykdoma ta programa, tai būtent tai leidžia mums greičiau atlikti duomenų įvedimą. Taip pat prie šios Excel darbaknygės yra dar papildomas Excel darbaknygės, kuriuose yra programos skirtos kitiems poreikiams, tai pavyzdžiui, duomenų iš apskaitos sistemos įkėlimui, kad būtų galima kontroliuoti tos duomenis. Ir taip pat duomenis esančius data lape mes galime panaudoti sąmatų įkainių bazės duomenų papildymui ar atnaujinimui, formuojant užklausas tiekėjams. Galime pasinaudoti, čia matome pavadinimai, yra būtent tokie, kokie tiekėjas mūsų atsiunčia ir jų kodai, tai galime užklausai nurodyti tikslų tiekėjo medžiagos pavadinimą su kodu, kas pagreitina darbą. Išsamiau apie darbą data lape kalbėsiu kitose vaizdo įrašuose, o šiam kartui tiek, iki malonaus.